Labas vakaras visoms. Labas vakaras. Tai dėkojam, kas susirinkot į mokymus Pakelk šikną ir pagaliau pasiek savo tikslą. Ir tikiuosi, kad žiūrės įrašą irgi gaus naudingos informacijos, nors neturės galimybės užduoti klausimų. Tai trumpai apie webinaro taisyklės. Prašysim visų išsijungti mikrofonus. Jeigu norit kažką pasakyti, paklausti, naudoti reaction mygtuką ir tiesiog padaryti rankos pakelimą. Bandau pademonstruoti, bet nepavyksta, kaip įrašas yra. Indrė, jeigu tu parodytum. Taip. Tuoj parodysiu. Mokymus Rodo? Taip, super. Va šitaip, tiesiog Mhm. pakelt rankytę ir mes tada baigsim mintį pasakyti ir būtinai paklausim ir pakalbinsim. Taip pat, kuo aktyviau dalyvaukit čiate, klauskit kažko ir tenai, tos klausimus webinaro pabaigoje būtinai peržiūrėsim. Taip pat planuojam užtrukti apie valandą, visada labai priklauso nuo auditorijos, kokia susirenka ir kiek žmonių, kiek paskui turi klausimų, bet vidutiniškai užtruksim apie valandą pusantros. Tai trumpai tiek, turbūt ar kažką pamiršau, Indrė. Ne, viską pasakėjai. Nu, aš iš tikrųjų vieną ausim klausiau ir vieną skaičiau komentarus, ką dalyvis parašė. Tai labai įdomu, ką jūs rašot ir apie tai kalbėsim šiandien iš tikrųjų. Tai labai susijęs su tikslais ir su svajonėm. Tai dabar, kas veidai daug labai nematytų, tai mes prisistatysim, kas esam su Indrė, tai mes esame Mentorės LT kūrėjos ir save pozicionuojam kaip raktą į sėkmingą jūsų verslą. Abi esam sukūrę po keletą skirtingų sėkmingų verslų, turim po 20 metų sėkmingų pardavimų patirties, abi esam sertifikuotos coachingo specialistės ir jau daugiau nei 5 metus konsultuojam skirtingus verslus pardavimų, reklamos, plėtros klausimais. Ir dabar Indrė galvoja 5 metus, tai tikrai daugiau jau, nes Nu, turbūt... čia kaip kažkada, kai pradėjom daryti skaidrės, taip ir liko tos 5 metus. Tai mūsų asmeninėse konsultacijose ir vedamuose mokymuose jau sudalyvavo virš 10 000 moterų, kurios sėkmingai kūrė ir plėtoja savo verslus. Su mūsų pagalba daugiau nei 50 moterų sėkmingai išėjo iš samdomų darbų į savo sukurtus verslus ir padėjom jau daugiau nei 100 solo verslų augti. Taip pat esam subūrusios moterų bendruomenė Sėkminga aš, kuri gimė labai natūraliai po kiekvienų mūsų mokymų. Seniau mėgdavom daryti ilgalaikius mokymus, kurie trukdavo kelias savaitės. Ir kada jie baigdavos, moteris sakydavo, kas toliau, nepalikit mūsų vienų, norim eiti ir keliauti su jumis toliau, norim to palaikymo, pagalbos, žinių. Ir taip natūraliai gimė moterų bendruomenė Sėkminga aš, kuri jau vienyje beveik 300 moterų iš visos Lietuvos ir netgi iš pasaulio. Taip pat esam sukūrusios 2 knygas, tai yra Verslios moters užrašai ir Pritrauk svajonių gyvenimą, tai yra afirmacijų knyga. Abi knygos jau yra išverstos į anglų kalbą ir šią savaitę startuos pardavimai anglakalbiai rinkai. Tai paskui turėsim patirties ir galėsim su klientėms dalintis ir šitą informaciją. Tai einam prie mokymų. Dėl kogi svarbu pakelt tą šikną, kad pagaliau pasiektume savo tikslą. Ir aplamai, kas yra ta tikslų siekimo sistema, kurią ir šiandien dalinsimės. Indrė? Tai apskritai, kodėl verta keltis tikslus, tai todėl, kad žmonės užsibrėžia tikslus, pasiekia gyvenime daug daugiau nei tie, kurie tikslų neturi, yra darytas tyrimas, kad tik tai 3% apskritai pasaulio gyventojų išsikelia ir užsirašo tikslus, visi likę to nedaro ir būtent tie keli procentai uždirba daug daugiau negu visi likę kartu sudėjus. Tai tikslus keltis ir dėl finansų, ir dėl visų kitų dalykų tikrai labai labai verta ir net tie moksliniai tyrimai tą rodo. Ir dar kas yra labai svarbu, kad negali pataikyti taikinį, kurio nematai. Jeigu dabar, ar ne, yra taikinys, užsirišu akis, čia apsisuku kažkiek kartų ir bandau pataikyti. Kur? Ten, neįsivaizduoju, kur, kaip pataikyti taikinį, jeigu nežinai, kur jis. Tai apie ką eina kalba, jeigu aš nežinau, koks mano tas tikrasis tikslas, aš nežinau gyvenime apskritai, kuria kryptim judėti. Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs esat Kaune ir galvojat, ai, nu gal čia neblogai būtų į Vilnių nuvažiavus.
važiuoti į Vilnių, pakeliu, ai, bet vis dėlto gal į Klaipėdą. Apsisukat nuo Vilniaus link Klaipėdos. Po to, gal čia link kokio Panevėžio pajudėti. Ir makaluojatės pirmyn atgal. Ir jūs galiausiai galite iš to Kauno net neišjudėti arba išjudėti netoli ir va taip makaluotis. Ir daug žmonių tą daro netgi didžiąją gyvenimo dalį, dėl to, kad neturi ilgalaikio to tikslo, neturi krypties, o mes šiandien ir pasidalinsim, kaip tai padaryti, išsikelti tą tolimai tikslą ir suskaidyti trumpesniais. Ir dar Einam noriu toliau. tai papildyti, iš tikrųjų, nu, daug mūsų pavyzdžių bus iš klienčių, su kuriomis dirbam, kadangi dirbam su verslais, skirtingais verslais, tai moteris labai dažnai ateina ir užsiema keliom veiklom, ten, tarkim, turi samdomą darbą ir turi kažkokį hobį, kur gamina, nu, pavyzdžiui, muilą. Ir jos tikslas nėra kaip ir išeiti iš samdomo darbo, bet nėra tikslas ir sukurti tą verslą. Tai tada jinai tiesiog save ištaško į visas puses, neturi jokio tikslo, ką nori pasiekti ir taip to rezultato kažkokio didelio tikslo taip ir nepasiekia. Nes tikslas turi gąsdinti, turi būti baisu, turim galvot, kaip čia neįmanoma padaryti, nes kada tikslas labai mažas, jis dažnai nemotyvuoja. Apie tai prieisim ir dar pakalbėsim, tai čia labai trumpai tiek. Tai Kokie kokie įdomus komentarai. Taip, man norisi, žinok, juos dabar sureaguoti, bet gal eikim prie temų, tada bus aiškiau ir bus lengviau juos sureaguoti, nes labai įdomus jūsų komentarai. Ir laukiam jų kuo daugiau. Ir tada gal pabaigoje, ne, atsakysim. O jeigu iškiltų klausimų, vat, dabar kalbant prie kažkokios temos, tai kelkite rankas. Okay? Tai kokie tikslai naujiems metams dažniausiai būna? Labai išsikelia tikslus, tai tarkim numesti, priaugti svorio, sveikiau maitintis, pakeisti darbą, susirasti antrą pusę, pradėti verslą. Įvairiausių tų tikslų yra. Ir būtų labai smagu, jeigu jūs parašytumėt, kokius išsikėlėt savo šiais naujais metais tikslus. Ir ar aplamai juos užsirašot. Tai ir kas atsitinka? Praeina kokios 2 savaitės po naujų metų ir niekas nevyksta. Jokio progreso, tikslai taip ir liko užrašyti arba blogiausia atveju iš vis mintise kažkur toli nuplaukė ir ai, tai gal ne šį kartą, čia ne mano tikslas, taip ir viskas nuplaukė. Ir, nu, tarkim, netgi noris dabar viską iš karto pasakyti, bet žinau, kad visur kitur, tai einam toliau, geriau paskui to pasidalinsim. Tai ką jūs gausite per šiuos mokymus? Tai išbandyta ir tikrai veikiančią tikslų siekimo sistemą, kurią išbandė ir sėkmingai pritaikė jau virš 1000 mūsų klienčių. Pagaliau veiksmingai formuluosite tikslus, parodysime, ką daryti, kad artėtumėte tikslų link, žinosite 10 praktikoje veikiančių metodų, kaip išties pasiekti tikslų, aiškinsime priežastis, kodėl nepavyksta ir šalinsime trukdančius įsitikinimus. Tai sukaupusios ilgą patirtį mentorystės srityje ir įvertinusios sėkmingų klienčių pokyčius, sukūrėm praktikoje veikiančius metodus, kuriais būtent su jumis ir pasidalinsim. Taip, tai šį vakarą kalbėsime apie tikslų siekimo sistemą, kurią sudaro tikslo išsikėlimas ir tikslo siekimas. Tai dabar 2 dalys. Iš pradžių eisim prie tikslo išsikėlimo, kas yra labai labai svarbu. Prie antros dalies net neverta eiti, jeigu šitos dalies jūs iki galo nepasidarysite. Nes jeigu išsikeliam, nu, o čia gerai būtų, ar dar kažkaip tos tikslus, labai dažnai tie tikslai būna ne mūsų visai išsikelti ir mes jų nepasieksim. Tai kas yra labai svarbu, išsikeliant tikslus, tai yra labai svarbu vieta ir laikas, kur jūs tą darot ir kaip tą darot. Visada labai svarbu išsikeliant tikslus, kad būtų nuramintas protas. Nu, pavyzdžiui, būna daug dabar labai yra transliuojama informacijos apie tai, kad mėnulio jaunatis, eikit rašyti svajonių, eikit rašyti tikslų. Galbūt buvo man kažkokia sunki diena tą dieną ir eik dabar čia vakarę svajoti, nes reikia, nes mėnulio jaunatis. Nu, nesąmonė. Pirmiausiai, ko reikia, kas yra labai svarbu, tai nuraminti protą. Nes mūsų svajonės dažniausiai ateina iš širdies, nu, mano supratimu bent taip turėtų būti, iš to, ko mes norim, o ne iš proto. Protas kaip tik mums kiša koją
Nes jeigu aš noriu, nežinau, nukeliauti į kosmosą, tai, tai kaip tu tai padarysi, tai tu neturi pakankamai pinigų, tu neturi pakankamai žinių ar dar ten visokių velnių, ne? Tai čia mūsų protas, o širdis, nu, bet aš noriu ir viskas įmanoma ir viskas pasiekiama. Tai prieš įsikeliant tikslus labai labai svarbu yra nuraminti protą. Kas tą padeda padaryti? Kvėpavimo pratimai, meditacijos, į čia ir dabar dėmesio sutelkimas. Tai šitos praktikos, man bent jau jos veikia geriausiai ir lengviausiai yra nuraminti protą. Tai laikas ir vieta, kur tai bus, ir kad tai bus kuo ramiau ir ateis iš širdies, tai tuo tikresnė bus jūsų svajonė, iš kurios išsikelsit ir tikslą. Mes su Inga nuolat drąsinam moteris svajoti drąsiai, todėl kad dažnas labai bijo tai daryti. Labai bijo tai daryti, todėl kad, nu, atrodo, nu, vis tiek aš čia nepasieksiu. Mačiau, čia irgi prirašyt daug savo, tikėtina, kad tai jūsų svajonės. Bet sakot, nedrąsu pradėti, nedrąsu atsidaryti grožio saloną, dar kažką yra nedrąsu. Tai mes sakom svajoti drąsiai, bent žinot, kad tikrai, tikrai tai yra jūsų svajonė. O kai tai žinosit, su pačiais mažiausiais žingsneliais galima pasiekti tą svajonę. Nes įsivaizduokit, jeigu yra pirmas aukštas, norit patekti į nežinau, ten kokį 7. Tai pirmiausiai turite užlipti į 2 aukštą, į 3, į 4. Nu, nebus, kad iš karto užlipsite į 7. Ir dar iki 1 aukšto ir tai, kiek yra laiptelių. Tai žingsnelis po žingsnelio, nesvarbu, kokie maži būtų, jūs vis tiek užlipsit į tą 7 aukštą. Aišku, dar geriau būtų liftas. Bet jau čia kitą kartą turbūt apie tai, nes su svajonėm ir jeigu norim pasiekti ir eiti žingsnis po žingsnelio, kad ir pačiais mažiausiais, tai tikėtina, kad tas svajonės pasieksit. Dar kartą pabrėžiu, jeigu tai yra jūsų svajonės. Vienose mokymuose dalyvavo klientė viena ir suprato, kad, sako, bet aš tai to grožio salono iš vis nenorėjau. Jinai patiko, jai aš neatsimenu, ką jinai darė, makiažus ar ką jinai darė, nepamenu. Nagų meistrė buvo, jo, ir nagų meistrė. Saloną nupirko. Nu, ir sako, aš visai nenoriu nei vadovauti, nei čia valdytam salono viso verslo ir panašiai. Man tiesiog patiko daryti tuos nagus. Tai ten buvo vyro primesta jai, bet buvo ne jo svajonė ir jis siekė, kaip atėjo pas mus į mokymus tam, kad jinai užaugintų tą saloną, užaugintų salono verslą. Bet tai visai ne jo svajonė, už tai jai labai labai sunkiai sekėsi. Taip, tai tų pavyzdžių mes galim duoti daugybę. Tai kas yra dabar ta svajonių diena? Turi mokymus, kur klientės vietoje apsirašinėja. Šitą labai rekomenduoju jums pasidaryti namuose, galbūt kitos jau ir esat apsirašę. Jeigu esat apsirašę, galite persirašyti daugybę kartų dar ją. Svajonių diena tai yra diena kažkada ten, toli, 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 nesvarbu kada, nes mes su Inga kitaip rodom, kaip keltis tikslus, negu didžioji dalis galbūt net pasaulio, nes mums tai veikia moterim, kurios mokosi iš mūsų. Mes nesikeliam tikslų 5 metams, 7, 10 ir tarkim dabar šiandien net nežinau, kokia čia diena, 16 sausio, tai 24 metų, tai kas bus 2029 metų sausio 16 dieną, ką aš pasieksiu, turėsiu, kokia būsiu, ten mano svoris, plaukai, ne. Mes mokom išsikeltą savo gyvenimo tikslą, jį galim pasiekti bus kem, šiam, 8 metų, kažkada. Gyvenimo mūsų tikslas ir iš to patį pirmąjį žingsnelį. Tai dabar ta svajonių diena jūsų, tai yra diena visiškai kažkada, nesvarbu kada. Diena, kokią norit, kad būtų kiekviena jūsų diena. Tai ne atostogų diena tikrai. Aišku, jeigu norit apsirašyti svajonių atostogas, tai gali tai būti, bet tada bus jūsų svajonių atostogų diena. O čia tai yra jūsų diena nuo tada, kada jūs atsikeliat anksti ryte, ar ne anksti ryte, nes svajonių dienų vienos kelias 5, kitos 12. Čia tik pavyzdys. Nuo tada, kada atsikeliat, iki tada, kada einat miegot. Atsikeliat. Inga ir bus skaidrė. Tai dabar jūs galite nesirašyti, bus viena skaidrė va šitą, tai dabar grįžkim dar atgal.
ir ten galėsit tada užsirašyti arba galit nusifotkinti. Tai labai svarbu va, tas apie svajojimą drąsiai ir tai yra diena, kaip ir sakiau, nuo to, kada atsikeli, tada, kada einat miegot, kur atsikeli. Gal didžiausiam pasaulio gražiausiam, nežinau, mieste, kuris jums yra, ne? Galbūt kažkur gamtoje, galbūt pietuose, o gal tai diena, kai jūs va, iškeliaujate į tą kosmosą. Tai atsikeliat, kur jūs esat, ką jūs veikiat. Vienos klientės mėgsta atsikėlę ten daryti jogas, meditacijas, kitos su kavos puodeliu praeiti, nežinau, savo gėlynus, dar kitos klientės vaikščiot pajūriu, kitos iškart ruošti šeimai pusryčius, su vyru gert kavą, vienos gert kavą, kaip jūs norit, kad būtų toj svajonių dienoj. Ir va tas atsipalaidavimas jums leis svajoti. Jeigu jūs parvarot iš darbo ir šiandien jau naktis reikia man rašytis visą pavargus, tai nebus jūsų svajonių dienos. Tai va, tai kur esat, ką veikiat, kokie žmonės aplink jūs, kaip jūs jaučiatės. Labai rekomenduojam parašyti kuo daugiau emocijas nusakančių žodžių. Aš atsikeliu, pailsėjusi, jausdama visiškai ramybę ir pilnatvę, tarkime, ne kai atsikeliat. Tada, nežinau, ką jūs ten dieną veikiat, bet, nežinau, bendraudama su žmonėm jaučiu, kad visiškai save realizuoju. Tarkim, galbūt, ar ne, mėgstat daug bendrauti su žmonėm. Tai vat, kaip bet kokiam veiksme esat, kuo aprašysit daugiau emocijas nusakančių žodžių ir kitų jutimų, tokių kaip ką matot, ką girdit, ką jaučiat, kokia oro temperatūra, to jūsų svajonių diena bus stipresnė. Tai jeigu ten, tarkim, vaikštau pajūriu, jaučiu, nežinau, pušyno kvapą, jūros ošimą, gaivų vėjelį, kuris kedena mano plaukus. Čia tik pavyzdys. Kuo daugiau, kad panaudotumėt jutimų, tuo jūsų svajonė diena bus stipresnė. Ir noriu papildyti, kad labai dažnai per mokymus, kada atlieka moteris šią užduotį, jos viską daro lėtai, ilsisi labai daug, nes dažniausiai būna labai pavargusios nuo lėkimo, nuo darbų, nuo vežiojimo vaikų. Tai pas kitas dingsta ir dabartiniai vyrai, atsiranda nauji arba būna visiškai vienišos. Kitos visiškai nebedirba, bet turėkite omeny, kad svajonių diena yra ta diena, kada jūs visiškai pilnai jaučiatės laiminga, esat save realizavusi ir jeigu svajonių dienoj nebematot savęs esamam darbe ar esamoj veikloj, tai viskas yra gerai, pabandykite įsivaizduoti, kokia ta nauja veikla, ką jūs ten veikiat ir dažnai tą sunku padaryti. Tai pasiekite tiesiog, kuo pačios domitės, apie ką skaitot, kokius žmonės sekat, kas jums įdomu yra. Tai čia tiesiog tokios trumpos špargalkės, kaip tą svajonių dieną apsirašyti. Nes kada duodam tą užduotį, kitom atrodo labai paprasta tą padaryti. Bet kada pradeda rašyti, va tada ir baigėsi visas paprastumas, nes daugelis nežino, ko nori. Kitos verkia apsirašydamos savo svajonių dieną, kitos užtrunka kelis mėnesius tą darydamos, kol visiškai išsigrynina tą savo tikslą, kokia yra mano svajonė, ko aš noriu iš to gyvenimo. O kada apsirašysit tą dieną, pasvajokit ir tada suprasit, kad tikrai reikia kelti šikną, imtis veiksmų ir siekti tikslų, kad ta svajonių diena taptų realybė. Tai einam toliau. Dar tik noriu vieną dalyką svarbu pasakyti, kad svajonių dienoj turėtumėt neribot savęs ir kad ten nebūtų kažkokių daugybės prievolių, nes pas mus dažnai klientės svajonių dienoj dirba, pavyzdžiui, 8 valandas, 10 valandų svajonių dienoj. Aš svajonių dienoj dirbu 4 valandas, pavyzdžiui, bet man tai įeina mano mokymasis ir visas darbas, nes aš kaifuoju nuo savo veiklos, bet aš tiek nenoriu dirbti 8 valandų. Dar būna klientės svajonių diena visa, beveik visiškai visa svajonių diena yra spa, procedūros įvairiausius ir panašiai. Tai įsivaizduokit, ar norėtumėte tikrai kiekvieną dieną praleisti spa su visom procedūrom ir taip toliau. Ar tas neužknistų? Ta svajonių diena turi būti tokia, kokia norit, kad kiekviena jūsų diena būtų. Kiek jūs norit ilsėtis, kiek jūs galbūt norit mokytis ar nenorit, kiek norit dirbti toj svajonių dienoj ir panašiai. Tai šita vieta irgi labai svarbi ir svarbiausia yra neriboti savęs. Toliau,
pozityvaus tikslo formulavimas. Tai pavyzdžiui, tikslas atsikratyti skolų. Skamba labai nekaip, skamba negatyviai. Vien atsikratyti negatyvas ir skolų jau irgi yra negatyvas. Tai du negatyvai vienam sakiniui. Tai vietoj to gali būti, kad aš noriu jaustis finansiškai laisva, pavyzdžiui. Ir išmokėti, nežinau, tai, ką turiu išmokėti, ne? Net galvoju, net išmokėti visus kreditus, jau kreditas irgi, ne, skamba taip. Tai toliau, numesti svorio, atsikratyti svorio, lygiai tas pats. Skamba labai sunkiai, nes, aš turiu kažko atsikratyti, mano smegenys, suprantat, aš turiu kažko atsikratyti, kažką numestą, ne čia prie manęs prisikabinės ir panašiai. Tai aš noriu būti sveika, graži ir liekna, ne? Irgi. Tai pozityvaus tikslo formulavimas irgi yra labai svarbus, nes jeigu tai bus jūsų svajonė ir iš tos svajonės kelsitės tikslą, tai jis turi būti pozityvus. Inga, gal paantrinsi ar papildysi? Noriu atsikratyti boso, noriu išeiti iš samdomo darbo, tai noriu sukurti savo mylimą veiklą, noriu uždirbti iš savo mylimos veiklos, noriu sukurti savo verslą ir panašiai. Venkit to negatyvo, keldamusios tikslus ir viską bandykit kiek įmanoma per pozityvą rašyti. Tikrai galima atrasti tų pozityvių visokiausių idėjų. Tai tas skambės daug patraukliau, jūsų pasąmoniai tas įsirašys ir nekels tokio bereikalingo streso, kad tai neigiami dalykai ir ar tikrai verta čia atsikratyti kažko. Tai apie būtent tas pozityvus tikslo išsikėlimas yra labai svarbu. Taip pat tikslas turi būti aiškus ir drąsus. Aiškus, tai turit aiškiai suprast, ko norit. Tiksliai jį suformuluoti, ko norit, kaip tai turėtų atrodyti, tam tikrai padės svajonių diena. Tada matysit savo tą viziją aiškę ir drąsus tikslas jisai turi motyvuoti kelt šikną, turi motyvuoti imtis veiksmų, nes, kaip žinia, be veiksmų nieko nebus. Mes tikrai su Indre nesakom, kad reikia vien tik tai pozityviai mąstyti ir viskas susidėlios savaime. Mąstyti pozityviai būtinai reikia, keltis tikslus pozityviai būtinai reikia, bet imtis veiksmų yra būtina. Jeigu nesimsit veiksmų, tikrai nieko neįvyks, todėl išsikeliam aiškius ir drąsius tikslus ir imamės veiksmų. Tas ilgalaikio tikslo išsikėlimas, tai jums padės svajonių diena, žinosite savo tolimąjį tikslą kažkada, kur norit nukeliauti. Ir, ką Indrė irgi sakė, nebūtina žinoti visų žingsnių, ką turit padaryti, kad pasiektą tikslą. Kaip davė pavyzdį apie 1. ir 7. aukštą, tai nereikia žinoti kiekvienam laiptelį, kas jūsų laukia. Netgi dažniausiai tai net nenori tų laiptelių moteris, nori iš karto peršokti į aukščiausią aukštą, tai reikia žinoti tik vieną artimiausią žingsnį. Taip, tai dar šito vietoj prie ilgalaikio tikslo išsikėlimo mano sena galima tai turbūt sakyti svajonė buvo suburti kitaip mąstančių žmonių bendruomenę. Ir dar šiek tiek mažiau nei 3 metai, Inga, mes kai susipažinom ir coachingo paslaugų centre, kai mokėmės, irgi buvo apie tą bendruomenę, aš atsimenu net ir klausimus įkėlus, tai buvo tokia svajonė, bet kaip viskas vyko ir dėliojosi, tiesiog mes su Inga pradėjom vesti mokymus. Po mokymų, ypač ne tokių, kur dabar jūs esat vieno vakaro, bet mes turime įvairių mokymų programų, 8 susitikimų, 11 susitikimų. Ir po tokių mokymų sako klientės, o kas toliau, mes norim dirbti su jumis kartu, o mes neturėjom ką pasiūlyti. Ir taip gimė mūsų veiklių verslių moterų bendruomenė Sėkminga aš, kur jau turim netoli 300 moterų. Tai buvo tolima svajonė, ji buvo, tuo metu praktiškai nieko aš dėl to nedariau, tiesiog įsikėliau tikslą, kad tokios noriu kažkada. Tada aš pradėjau ją išlėti, kaip nieko nedariau, meluoju, nes aš ją pradėjau išlėti, apsirašinėti, ko aš noriu, kokių moterų noriu, tikrai žinau, kad moterų bendruomenė ir panašiai. Ir aš apsirašinėjau ir viskas tiesiog
nu negali sakyti, kad susidėliojo savaime, nebuvo, kad gulėjau ant sofos ir man nukrito ta moterų bendruomenė, bet tiesiog mažai žingsneliais ėjom ant to ir priėjom. Tai va ta jūsų svajonių diena, mano svajonių dienoj buvo ta bendruomenė ir iš to kilo tas tolimasis tikslas. Mes turim tik netoli 300 moterų, mūsų tikslas turėti ir 5000 ir 10 visam pasaulyje veiklių verslių moterų bendruomenę. Ir dabar jau yra įvairiose šalyse. Tai tikslas kažkada turėta 10 000, bet jau mes turim 300. Tai reiškia mažai žingsneliais, va kaip ir tie laiptai, einam po truputį, auginam tą bendruomenę ir nueisim į tą tikslą kažkada į tą didžiulę bendruomenę. Čia tiesiog toksai pavyzdys to svajonių dienos ir ilgalaikio tikslo ir mažų žingsnelių. Tai tas tikslo susiskaidimas į mažesnius tikslus, ką ir sakėm, tikrai nereikia žinoti visų žingsnių, ką jums reikia padaryti, užtenka žinoti artimiausią vieną ir kiekvieną dieną paklaus savęs, ką galiu padaryti, kad pasiekčiau tą tikslą, ką būtent šiandien galiu padaryti. Po vieną mažą žingsnelį, po 10 minučių per dieną skirkit savo tikslui. Tai kokie tai bebūtų tikslai, nu, nežinau, kiekvieną dieną vis po daugiau gali didinti tą laiko intervalą, kurį skirsit tikslui. Bet taip po biškutį per metus laiko jau kiek susidaro laiko. Ir tas tikslas tikrai priartės ir jį pasieksit. Jeigu nežinot, kaip pasiekti tikslą, siūlau labai ant popieriaus susirašyti būtent koks jūsų yra tikslas ir sugalvoti 20 būdų, kaip tą galit pasiekti. Kokius 3 būdus lengvai parašysit, bet tie geriausi, kurie labiausiai suveiks ir efektingiausi bus, turbūt bus koks 19 ir 20, nes mūsų protas nenori galvoti. Jam tiesiog nepatinka, kam galvoti jam. Jisai sugalvoja 2 ir viskas, stop. Ir klauskit savęs vis, kas dar, ką dar galiu padaryti, ką dar galiu padaryti. Ir taip gausit daug tų būdų, žingsnių įvairiausių, ką turit padaryti. Ir mes niekada nesakom su Indre pasidaryti kažkokį planą, ten aišku, didžiulį, aprašymais įvairiausiais. 10 metų. Jo, dėl to, kad jūs niekada nežinot, kaip žengsit vieną žingsnį, kaip pasisuks tas kelias, tie laiptai čia nuotrauko irgi jie sukasi, ne? Ir mes nematom, kas yra, kur jie užsisukę yra. Tai lygiai taip pat su tikslu yra, kada juos siekiat, nežinot, kas atsitiks pakeliui einant link to tikslo. Gal ten tų 10 žingsnių reikės praleisti ir jie tiesiog savaime susidėlios tam tikri dalykai. Tai užtenka vieno žingsnio ir kiekvieną dieną kažką padaryti vardant savo tikslą. Taip, ar tai būtų ta veikla, grožio salonas ar bet kas kitas, ką jūs įvardinot iš savo tikslų, nesvarbu kas, bet maži žingsneliai padeda nukeliauti tikslą. Įsivaizduokit, jeigu gerai, anglų kalbos pradedu mokytis. Vienas žodis per dieną, atrodo, nu kas čia per nesąmonė išmokti vieną žodį per dieną, bet tai padarykit 365 dienas per metus, jūs jau mokėsit 365 žodžius. Su bet kuo tai yra. Vienas puslapis knygos per dieną, metai visa knyga, jeigu net iš vis neturim laiko, kada skaityti, ne? Tai vat tų mažų laiptelių nauda yra didžiulė. Man labai patinka šitas pavyzdys, kurį aš duodu su knygos rašymu. Sako, nu nuo ko pradėti rašyti knygą? Tai nuo pirmos raidės, žodžio, sakinio, puslapio ir taip toliau ir parašysi tą knygą. Aš pati tą esu padarius ir žinau, kaip tai veikia, nors pirmą kartą gyvenime dariau ir net nežinau, nuo ko pradėti. Tai darom, mokomės, klystam, taisomės, vėl darom ir nukeliaujam. Šie mokymai yra apie tikslų išsikėlimą, bet tas šiknos kėlimas, tai man yra didžiulis padrasinimas tiek savo pačiai, tiek jum. Kad, vat ką aš ir pasakiau apie knygą, pavyzdį ir taip toliau, kad mažais žingsneliais galima nukeliauti labai toli. Tai minėjom, kad tikslų siekimo sistema susideda iš 2 dalių, iš tikslo išsikėlimo ir tikslo siekimo. Tai į tikslo išsikėlimą įeinantys svarbiausi dalykai tai yra vieta ir laikas, atsipalaidavimas, drąsiai svajoti, svajonių dieną tikrai rekomenduoju apsirašyti kiekvienai. Tada tikslo formavimas per pozityvą, aiškius, kad tikslas būtų aiškus ir drąsus, o tas drąsus, tai vat to vietoj ir nepasakiau, pavyzdžiui,
Nori klientė uždirbti per mėnesį daugiau 100 eurų. Labai aišku priklauso nuo to, kiek jin dabar uždirba, bet labai dažnai 100 eurų mažai motyvuoja kelt tą užpakalį ir imtis veiksmų. O jeigu 500, 1000 eurų daugiau uždirbti, tai jau čia visai kitas reikalas. Tai va, tas tikslas aiškus, bet ir drąsus yra labai gerai. Ilgalaikį tikslą rekomenduojam išsikelti ir tada skaidyti mažais žingsneliais ir užtenka pačio mažiausio žingsnelio tai, ką aš, jeigu šiandien, tarkim, apsirašau svajonių dieną, išsikeliu tą tolimą tikslą, kokį šiandien galiu žengti žingsnį link jo. Kokį vieną žingsnį rytoj galiu žengti link to savo tikslo. Ir vieną mažą žingsnelį per dieną, patikėkit, nukeliausit toli. Taigi, tikslo išsikelimą aptarėm, einam prie tikslo siekimo. Tu ar man? Tu, Indrė. Gerai. Tai dabar pakalbėsime apie 10 praktikoje veikiančių metodų, kaip išties pasiekti tikslų ir pakalbėsime apie priežastis, kodėl nepasiekia išsikeltų tikslų labai dažnai žmonės ir apie trukdančius, kalbėsim, ribojančius įsitikinimus. Taigi, kodėl nepasiekia? Tai labai dažnai išsikelia ne savo tikslą, kaip ir minėjom su grožio salonu. Labai dažnai būna ir su to pačiu svorio metimu, jis nori, pavyzdžiui, daryti dėl savo draugo ar dėl savo vyro, moters, o ne dėl savęs. Pavyzdžiui, man labai sunkiai sekasi auginti plaukus ir daug metų iš eilės, išsikeliu tikslą, jau šiemet tai atsiauginsiu, bet aš atsiauginu ir nusikerpu, nes aš žinau, kad mano vyras labai norėtų, kad aš juos atsiauginčiau, man visai gerai tie trumpi plaukai. Tai va, tai yra ne savo išsikeltas tikslas. Nu ir tada, kas iš to, kad įsikeli, praeina metai, nieks nepasikeičia. Nu, aišku, dar gali pagraužti savęs, kad nieko nepadarai dėl to tikslo. Tai daug vertingiau yra išsikelti savo tikslą. Tai dar Toliau. toj vietoje, Indrė. Ir papasakot vienos klientės istoriją. Klientė irgi dalyvavo pas mus mokymuose ir jinai studijavo menus ir jinai nuolat girdėdavo, kad iš meno neuždirbsi, čia susiras normalų samdomą darbą ir jin sekdama visų nuomonės ir ką visi sakydavo apie tą samdomą darbą, kad jisai tik tai normalus, jinai pradėjo dirbti. Ir laikui bėgant vis tiek kirbėjo mintis kažką savo turėti, nebenorėjo to samdomo darbo ir atėjo pas mus į asmeninę konsultaciją, nes sugalvoja ir užsirašė jau į šunų kirpimo mokymus, į kursus, sumokėjo depozitą, suma buvo tikrai didelė. Ir po pirmo susitikimo, sekančią dieną, jinai mums parašo žinutę, kad merginos, kaip jums ačiū, aš atšaukiau šunų kirpimo mokymus, nebeisiu tenai, o supratau, kad iš tikrųjų visada norėjau tapyti, bet šeima mane atkalbėjo ir mane įtikino, kad tai ne man ir aš iš to neuždirbsiu. Ir jinai pradėjo tapyti, siekti savo tikslo ir paskui po kažkiek laiko pasidalino, kad įvyko pirmas pardavimas per Etsy platformą, kur paveikslą pardavė už $1300. Tai buvo beprotiškai laiminga, kad tiesiog išsigrynino tą savo tikslą, būtent jos ne kažkieno primesta, nes aplinka mums dažnai primeta įvairiausius tikslus. Kai būna vaikai studijuoti, tėvai kažkur palenkia, ne, vat mes visi čia gydytojai ir tu jau būsi gydytojas. Ar ten teisininkų, nu tai jūs jau visi čia teisininkai, buhalteriai. Ir kiek yra moterų, kur ateina po įvairiausių va, tokių situacijų, kur dirba, daug metų dirba ir bando, ieško, tarkim, teisininkų, vienuose mokymuose kažkaip buvo labai daug, kurios kelis darbus yra pakeitusios. Tas sritis nesikeičia, teisininkės būna, bet iš kartos į kartą ta profesija eina ir jos nenori ten dirbti. Bet ieško priežasties, kad čia gal kompanija netinkama, gal įmonė ne tą pakeisiu ir kitur bus geriau, bet neišeina iš tos srities, o jos negali to pakęsti tiesiog. Tai būtinai išsikelkit savo tikslą, kad ir koks bebūtų. Ir apie svorio metimą Indrė pasakė. Tikrai dažnai būna vyras, va, koks pas tave pilvukas pupsi. Tai jau laikas tau į sporto salę užsirašyti. Nu, okei, užsirašo ta moteris į sporto salę, kažkiek praeina laiko ir metai jinai. Nes tai ne apie ją. Jai nereikia, gal jai ten tą salę nereikia, gal mityba kaip tik sveika, mityba jai būtų daug įdomiau ir tas atneštų rezultatą norimą.
Tai kelkime savo tikslus ir neklausykim, ką kiti sako. Ir labai svarbu išsikelti tikrai trokštamą tikslą, nes jeigu tikslas, aš vadinu taip, tikslas iš serijos gerai būtų. Nu, pavyzdžiui, ai čia man visai neblogai būtų, nežinau, tarkim, toks automobilis, ar tokie namai, ar tokia suknelė, ar, vat, nu, tą patį gal grožio saloną turėti, nu, visai gal gerai būtų. Ne tai, kad aš noriu, aš trokštu, nu, bet kaip aš noriu, bet ne, gerai būtų. Tai jeigu tikslas gerai būtų, tai reiškia, nieko niekas nedarys, kad jį pasiektų. Pastebėkit save ir pasižiūrėkit, kaip yra pas jūs su jūsų tikslais. Turim labai norėti, labai trokšti, turim degti troškimu iš vidaus, kad aš noriu, nu aš labai to noriu, gerai, gal aš bijau, kažkiek gal man nedrąsu, bet aš rasiu būdus, kaip tai gauti, nes tai yra aš to noriu. Bet jeigu, nu visai neblogai būtų, arba ir panašiai, tai jis nebus jūsų trokštamas, jis nebus tas vidinis variklis. Ir kai jūs įsikelsit tikslus tokius ir svajonių dieną taip apsirašysit, kad tiesiog degsit to noru iš vidaus, tai 100%, kad mažai moterų mes, kai bus tikrai jų išsikeltas trokštamas tikslas. Nes tada ir tos kliūtys nebe tokios baisios, nes aš to labai noriu, aš einu, aš pasimsiu, aš gausiu, nežinau kada, nežinau kaip, bet gausiu. Ir Inga, va, kokio dalyko prisimenu labai svarbaus nepasakė, mes, aišku, kai dirbam tik su svajonių diena, tai daug plačiau. Kai apsirašinėsit svajonių dieną ir kai kelsitės tą tolimą tikslą, negalvokit, kaip jį pasieksit. Jokių kaip. Nes apsirašinėję savo svajonės, va čia mano svajonė, nu, bet kaip aš jį pasieksiu, nežinau kaip. Ai, nu tai gerai, gal tada ne mano čia. Nereikia jums žinoti, kaip jį pasieksit, tam užtenka žinoti vieną tikslą, vieną žingsnelį, kurį žengsi šiandien, rytoj ir panašiai. Tai negalvokit apie tai, kaip gausi. Toliau, tikėti savo tikslu ir tikėti savim. Tikėti savo tikslu, tai žinoti, kokią naudą jis jums duos, ką jis jums atneš, kaip jūs jausitės, kai tą tikslą pasieksit ir panašiai. Toliau, priimti sprendimą, kad jį pasieksit. Jeigu bus iš serijos gerai būtų, tai čia jokio sprendimo net nefigūruoja. Apsirašot svajonių dieną, užsirašot tolimą tikslą. Aš dabar priimu sprendimą, kad aš to noriu ir kad aš šitą tikslą pasieksiu. Taškas. Kokį žingsnį šiandien galiu žengti link šito savo tikslo, kokį rytoj. Labai gerai, kad jūs vakare žinotumėt, kokį žingsnį, kad ir patį mažiausią žengsit link savo tikslo, ir jūs atsikeliat jau iškart ramiau, nežinot, ką jūs darysit. Taip, Inga. Ir priimti tą sprendimą, kad jį pasieksit, tai susitaikykit su tuo, kad kliūčių pasitaikys ir jų pasitaiko tikrai visiškai visiems. Bet viskas priklauso nuo jūsų požiūrio tas kliūtis. Ar tai priimsit kaip pamokas ir kažko pasimokysit ir žinosit dar vieną būdą, kuris neveikia ir to daugiau nedaryti, kad pasiektumėt savo tikslą ir eit daryti. Tai tas sprendimas yra, kad aš būtinai darysiu, nesvarbu kas bus, nesvarbu kokios aplinkybės, kokios kliūtis atsiras, nugriūsiu, pasitaisysiu karūną ir eisiu toliau. Tai nesprendimas yra pasiektą tikslą. Tai tikslas turi motyvuoti, pakelt šikną ir imtis veiksmų, apie ką ir Indrė kalbėjo prieš tai. Jeigu jūsų tikslas per mėnesį papildomai uždirbti 50 eurų, tai greičiausiai bus tikrai labai sudėtinga pakelt šikną ir imtis veiksmų. Tai ką Indrė ir sakė, tikslas turi būti motyvuojantis imtis veiksmų, kelt šikną, daryti ir būtinai kelkitės didelius tikslus. Nebijokit svajoti drąsiai. Labai daug moterų bijo svajoti, bijo didelių svajonių, o jeigu pagalvot bendrai, tai visi pasaulio stebuklai, išradimai įvairiausi prasidėjo nuo svajonių. Ir dažnai labai aplinkoj, kada turi moteris nepalaikančią aplinką, jie sako, ką čia svajoji, reikia realiai žiūrėti gyvenimą, prisikūrė čia kažkokių svajonių. Tai realiai tikrai nereikia žiūrėti gyvenimą, nebijokit svajoti ir svajot labai drąsiai. Ir
keltis didelius tikslus. Kas yra realija, ne? Jo. Tai lemputė išradinėjo. Žiūrėkit, prieš kiek metų paštų karveliai gabeno, ne? Laiškus dabar vienu mygtuko paspaudimu į bet kurį pasaulio kraštą gali nusiųsti elektroninį laišką. Ta prasme, jei nebūtų drąsių svajonių, šito progreso nebūtų pasaulyje. Nei kelionių į kosmosą, nei jokių kitų dalykų. Tai mes nuolat raginam svajoti drąsiai, išdrįsti svajoti drąsiai. Tai iš tikrųjų mes jau apkalbėjom ir apie artimiausią žingsnelį, ir kad išsikelti dienos tikslą, ar dienos, ar savaitės tikslą. Čia kalbame apie tos pačius mažiausius žingsnelius. Kas labai svarbu ir kas audrina pačią vaizduotę, tai vizualizacijos. Ta labai gerai turėti telefono ekrane, kompiuterio ekrane, ant šaldytuvo, vonioje ant veidrodžio ir kur tik norit. Tai, ko jūs norit, nupiešta, suklijuota iš, nežinau, žurnalų dabar jau turbūt mažai gal kas naudoja, nežinau, iš Google susirasti paveikslėlių, tarkim, kur norit nukeliauti. Ar kažkokio automobilio norit, ar namo, ar dar kažko, nežinau, kaip norit atrodyt, drabužių, dar kažko. Pasidarykit savo tokį gražų ekraną su savo didelėm ir mažom svajonėm. Atsispausdinkit spalvotai ir kad jūs motyvuotų tai, kur einat ir kad matytumėt tai. Taip, ir turėti draugą ar partnerį, kuris padėtų šiame kelyje, yra itin svarbu, nes palaikymas, ypač moterim, yra, galiu sakyti, būtinas. Ir aš turėjus skirtingų verslų, su skirtingais žmonėm, ir yra labai sunku, kai tu turi didelį tikslą, o šalia tavęs tavo verslo partneriai didelių tikslų neturi, ir tu eini tolyn, o jie gaunasi ne tai, kad neina, jie dar tave ir stabdo, nes jūsų verslas bendras. Tai labai džiaugiuosi sutikus Inga, ir mes varom net per daug gal kartais, kad vos kojas velkam, bet kai eini kartu, nueiti ir pasiekti, kai jūsų tikslai yra bendri, yra daug lengviau. Nes, kaip mes vadinam, puola tarakonai. Kas tie tarakonai? Tau nepavyks, tau nepasiseks. O kas čia gal pirks tavo visokius, tam nežinau, produktus, paslaugas ar dar kažką. Tų visokių minčių būna pas visus ir pas visas. Ir kai esi dviese, kaip Inga sako, numušam su tapkė viena kitos tarakonus ir einam toliau. Tai tas palaikymas, turėti tokį žmogų, kuris palaiko, kuris nestabdo, kad ką čia nesąmonė užsiėmė, o kur sako, eik, daryk, tau pavyks. Ir ne tik tai čia kalbu apie verslą, bet ir apie kitas mūsų svajonės, kur mes vieną kitą palaikom, tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu turėti aplink palaikančių žmonių ir kuo daugiau, bent vieną, tai yra labai gerai. Kas tai bebūtų, ar svorio metimas, ir, nežinau, sutarėt su drauge, kad bėgiosit rytais abi, ir geriausia ne 2 draugės, bet 3, nes jeigu viena negalės, kad nebūtų dirgiklio, kad taip ir neišbėgsit niekada, ne? Tai jeigu jau 3, tai kompanija ir tikrai visada bus ta, kuri gali ir temps už rankos, padės siekti to tikslo, kad tą tikslą įgyvendinti. Tai pasidalinkit, aišku, su tai žmonėm, kurie palaiko, motyvuoja, bet tiems, kurie traukia žemyn ir kaip inkarai būna prie kojų, tai su tai siūlau iš viso apie tokius dalykus nekalbėti, apie savo svajonės, nes jie tikrai kaip tie tarakonai, kur Indrė sakė, nereikės ir savo minčių, o jie su blogom mintim jūsų svajonės sužlugdys. Taip. Inga, dar tik tai noriu pasakyti, kad ateina iš tikrųjų daug klienčių, kurios nori kurti savo verslus, ir jų aplinkose nėra nei vieno žmogaus, kuris kūrė verslą. Visi dirba samdomus darbus ir tada prasideda. Kokiom tu nesąmonėm užsiimi, kas čia tavo tą keramiką pirks pilną bliūdų maksimui po eurą. Ir tokių mes girdim istorijų, kad tikrai labai daug. Tai tada, neturint aplinkoje tokio palaikymo, bet kokius tikslus siekti yra labai sudėtinga. Ir ne tai, kad būna nepalaiko, bet dar kaip tik gniuždo, ir kaip Inga sako, tie inkarai prie kojų, kurie tiesiog laiko jūs
Ir įsivaizduokit, kaip sunku tada išjudėti, siekti savo tikslų, svajonių, žmonės jos pamiršta, padeda į šoną ir gyvena tą kasdienį gyvenimą. Einam toliau. Einam. Tai dabar pasidalinsim priežastimis, kodėl žmonės nepasiekia savo išsikeltų tikslų. Tai pirma priežastis, kad siekia ne savo tikslo, apie ką ir pasakojom, kad tikslai dažnai būna mūsų artimos aplinkos primesti, draugų, artimųjų, vyrų. Nu, tikrai įvairiausių esam istorijų girdėjusios, apie kurias ir pasidalinam. Tai netinkamai suformuluotas tikslas, ką ir sakėm, kad tikslą formuluokit būtinai, kad jisai neturėtų negatyvo jokio, nenumest svorio, noriu tapti liekna, noriu tapti, nežinau, noriu sverti x kilogramų, noriu tapti finansiškai laisva. Trūksta tikėjimo savimi ir savo tikslu. Tai žinokit, kad bet kokį tikslą pasiekt galit. Net jeigu ir dabar dirbat blogai apmokamą darbą ir jūsų tikslas yra jį pakeisti, tapti, nežinau, buhalterė, tai galit susirasti kažkokius kursus nuveikti, galit papildomai tiesiog nemokamai dirbti, kad įgautumėt praktikos. Ir tą kelią visą galit nuveikti. Nieko nėra neįmanoma, patikėkit mumis, tikrai kiekviena galit pasiekti savo tikslą. Tik labai svarbu tikėti tuo. Tikėti, daryti, eiti ir žinoma kelti šikną. Tai dar vienas dalykas - disciplinos stoka. Šitoj vietoj jau turit su savim griežtai. Tai reiškia, kad turit planuoti, turit skirti tam laiko, turit kiekvieną dieną kažką padaryti, bent mažą žingsnelį, ką ir sakėm, dėl to, kad pasiektumėt savo tikslą. Ir Tai atsiminkit, atsiprašau, Inga, tu norėjai dar sakyti. viskas gerai. Atsiminkit, kad ko negali motyvacija, kur yra iš vidaus, ne, ko aš noriu ir taip toliau, savo svajonės, ir tai yra vidinė motivacija, ir aš einu to siekti, tai ko negali motivacija, tą gali disciplina. Nes mūsų motivacija tai irgi tai banguoja. Tai to vietoj disciplina. Ir dar, net jeigu čia mes, kartais užstringam, pavyzdžiui, nežinau, visą savaitę bėgiojau rytais, ir tikslas mano bėgioti, nežinau, visus metus kiekvieną rytą, visą savaitę bėgiau rytais, vieną rytą neišbėgau, tai jau viskas čia, aš viską sugadinau. Tai aš neišbėgau tik tai vieną rytą, aš galiu pradėti bėgti kitą rytą ir toliau tai tęsti. Tai kad vieną rytą to nepadariau, reiškia, kad aš negaliu tęsti toliau. Tai labai dažnai iš to vietoj, jeigu vieną kartą nepadariau, viskas jau čia man nepavyko. Nu ne, tik tai vieną kartą nepavyko, o prieš tai 7 pavyko, aš galiu tęsti toliau. Tai šitoj vietoj irgi siūlau atkreipti dėmesį. Ir jeigu jau pavargstat siekdamas tikslų, atrodo, kad trūksta ir tikėjimo, ir motivacijos, disciplina kažkur pabėgo, tai leiskit savo pailsėti, bet svarbiausia nemeskit. Jeigu tikslas tikrai jūsų, kelkitės, eikit ir darykit toliau. Man yra buvę paskutiniu metu, kad jaučiausi labai labai pavargus ir dirbu labai stipriai ties vienu savo tikslu. Nu ir atrodo, žinai, taip ant ribos metimo, tai visada savo kartoju. Jeigu pavargai, tai nemesk, nes tai 100 kartų pasitikrinus, ko nori. Jeigu pavargai, tai nemesk, bet palsėk. Palsėk ir eik toliau. Ir dar man kas suveikė, aš kažkur tiesiog paskaičiau, neatsimenu ten apie kokią situaciją, kokį patarimą duotum kitam. Tarkim, tokia ir tokia situacija. Tai aš irgi tą patį pasakau, kad aš kitam duočiau irgi, jeigu pavargai, palsėk, bet nemesk. Ir čia labai svarbu. Kartais gali būti bloga nuo tų visų disciplinų, nuo to viso varimo ir nuo visko. Bėgiojau, tai nežinau kiek laiko, sportavau, verslą kūriau, būna pervargimų, belia kokių. Tai sustojam, truputį palaukiam, nepalaukiam, iš tikrųjų pailsim ir galim eiti toliau. Ir nebūtinai varyti toliau, bet mažais žingsneliais eiti toliau. Čia labai svarbu. Tai dar viena priežasčių, kodėl žmonės meta, tai kai nesuskaido tikslų mažus žingsnelius. Kai turi, nežinau, ten iš karto pusmečio tikslą, nežino tų mažų žingsnelių, tą pusmečio tikslą neįsivaizduoja, kaip jį pasieks ir nusvyra rankos ir pasibaigia. Tada per mažas nemotyvuojantis tikslas, ką jau minėjom šiandien ne kartą, apie, tarkim, 50 eurų ekstra ar 100 uždirbti per mėnesį.
Tada neturėjimas vizijos, nematymas, kaip ten kas bus. Ir šitoj vietoje, jeigu ščyriai, kaip aš sakau, apsirašysit savo svajonių dieną, jūs tą viziją matysit galvoj, matysit, jausit iš emocinės pusės, iš kvapų, iš visų kitų. Ir ribojantis įsitikinimai tikrai labai stipriai kiša koją, mes per jų dabar ir prieisim. Kokie jie gali būti, jų būna labai labai daug. Mes tiesiog paimsim tokius kertinius, esminius. Tai vienas pirmųjų, kad man nepavyks. Tai jeigu žmogus žino, kad jam nepavyks, nu, yra labai gera frazė, neatsimenu, kieno pasakyta, jeigu manai, kad pavyks, ar manai, kad nepavyks, abiem atvejais esi teisus. Kodėl? Nes vien dėl to, kad taip manai. Nes jeigu aš esu įsitikinus, kad man nepavyks, aš net nepradėsiu, nieko nedarysiu. Tai faktas, kad man nepavyks. Jeigu aš žinau, kad nepavyks, tai kam čia dar šis kažką daryti? O jeigu aš žinau, kad man pasiseks, tik aš dar nežinau būdų, aš išsiaiškinsiu ir galima tai savo sakyti, nu aš tai taip būna ir sakau, dar nežinau būdų, bet sužinosiu. Tarkime, ne, kaip ten kažką pasiekti, gauti, turėti, nesvarbu. Toliau, apie pinigus, apie verslą, niekas sąžiningų darbo turtų nesusikrovė. Tai jeigu aš galvoju, kad visi aferistai yra, visi turtingi žmonės yra aferistai, vagys, sukčiai ir kokie tik nori, ir kad sąžiningų darbų turtų nieks nesusikrauna, mano viena iš pagrindinių vertybių yra sąžiningumas, tai aš net nesistengsiu dirbti, arba aš tikrai jokių verslų nesieksiu ir panašiai. Tai tokį įsitikinimą galima keisti, aš sąžiningų darbų susikrausiu turtus. Bet kas yra labai svarbu, tai reikia apskritai pagauti savo mąstymę tuos ribojančius įsitikinimus. Aš atsimenu, pas mus atėjo viena klientė, sako, aš tai neturiu nei vieno ribojančio įsitikinimo. Tai jau daug kas labai to pasakyta, nes nežinau, ar iš vis yra pasaulio žmonių, kurie neturi ribojančių įsitikinimų. Toliau. Tie ribojantys įsitikinimai pas mus atkeliauja iš tėvų, iš senelių ir tikrai jų tokių yra riebių, sakyčiau, kurie, nu, būtent apie pinigus, apie turtus, kad visi aferistai, kad pinigai blogis. Nu, jeigu taip mes mastom, tai mes niekada negausim nei tų pinigų ir net nekelsim savo šiknos, kad daugiau uždirbtume, nes tai yra blogis, nes tapsim aferistais, nes tapsim apgavikais ir nu, visi kiti dalykai. Tai ribojant įsitikinimą, dar vieną parašėm čia, aš nemoku, tai labai dažnai girdim irgi, bet jį tikrai galima išmokti visiškai viską, galite ir tą pačią kiniečių kalbą išmokti. Tai aš rasiu būdą ir išmoksiu arba paprašysiu pagalbos kitų. Tai tikrai visko galim išmokti, o tuo labiau paprašyti pagalbos. Ir nebijokit prašyti pagalbos. Daug kas, nu, labai dažnai bijo prašyti. Tai nieko blogo, jeigu kažkas negalės, neatsakys, nepadės, bet atrasit, kas padės. Atrasit, kas jau tą padarė ir gali jums duoti kažkokių patarimų. Pasidalinti savo patirtimi ir jums tas kelias sutrumpės, nes nereikės daryti papildomų žingsnių, kurie galbūt net neatvestų link tikslo. Nu, šitas tai užmušantis. Reikia realiai žiūrėti gyvenimą, neužsimti svajonėmis. Tai va, svajot negalima. Čia aišku juokauju, bet tokių ir pas mus ateina klientės į mokymus ir sako, taigi realiai reikia žiūrėti, kokios čia svajonės. Tai iš tikrųjų visi didūs pasaulio dalykai prasidėjo nuo svajonių. Tikrai taip. Nežinau, ką čia pakomentuoti daugiau prie šito. Tai nebijokit svajot, nebijokit ir svajokit drąsiai, visas svajonės galite įgyvendinti. Tiesiog, va taip kaip realiai žiūrite gyvenimą, tada ir nebesikeliami tie tikslai tokie, kurie gazdina, tokie, kurie, nu, žinot, toksai būna, aš tikrai tą galiu padaryti, toks net suvirpa ir tada žinai, kad tu tas degimas toks užsidega viskas ir tikrai sugalvoji būdą, kaip tą padaryti. Tai, žodžiu, svajokit drąsiai. Dar vienas geras, turtingi žmonės nėra laimingi, turbūt irgi visos girdėjot šitą. Labai dažnai šitos dalykus sako žmonės, kurie neturi pinigų. Tai turtingi žmonės yra laimingi, siūlau tai pakeisti arba ne piniguose laimė.
ne? Jų kiekyje. Kiek. Nu, tai čia būna, žinai, pataisomas kažkieno dažniausiai. Tai siūlau pagaudyti savo mintis, pasiekti, ką savo sakot ir kokių įsitikinimų turit. Tai pasidalinom su jumis tikslų siekimo sistema apie tikslo išsikėlimą ir tikslo siekimą, nes ta tikslų siekimo sistema susideda iš dviejų dalių. Ir tavo ateitis bus tokia, kokią susikursi. Atėjo laikas imtis veiksmų. Kaip mes susikursim, kokius tikslus įsikelsim, tą galim pasiekti, tikėdami savimi, savo tikslu, raginam su juo drąsiai ir pasiekti pačių didžiausių, gražiausių savo svajonių. O šį vakarą turim jums išskirtinį pasiūlymą. Inga, gal tu? Kvietimą prisijungti į mūsų bendruomenę Sėkminga aš. Nežinau, kiek, pakelkit rankas, kas yra iš Sėkminga aš klubo. Orinta, aha. Orinta. O daugiau aš tai bent nematau nieko. Nematau nieko. Tai, Nes ir kamerų. jo, tai dabar pasidalinsim informaciją apie Sėkmingą aš moterų bendruomenę ir klubo ir mokymų dalyviam turim išskirtinį pasiūlymą. Tai kas yra ta mūsų bendruomenė, trumpai pasakojam, kad tai atsirado labai natūraliai, kada po įvairiausių mokymų moteris klausdavo, kas toliau, norim dirbti toliau su jumis. Tai kas yra ta Sėkminga aš bendruomenė, apie ką tai? Tai klube yra jau beveik 300 moterų, turim skirtingą gausą labai įvairiausių mokymų. Tai mokymai yra apie įvaizdžio kūrimą socialiniuose tinkluose, apie Etsy, kaip pakelti kainas, kaip fotografuoti telefonu, apie Instagramą, apie pardavimus, labai daug mokymų apie asmeninį augimą, tai apie tikslus, apie motivaciją, apie vertybės. Tai klubas tinka ne tik tom, kurios kūrė verslus, bet ir tom, kurios apie tai net negalvoja. Tai įrašų šiai dienai virš 50, jeigu neklystu, apie 75 šiandien, kaip kėliau dar ekspertą mokymus, tai liktai tokį skaičių rodė. Tai kas vyksta tam klube? Pirmadieniais turim mastermind klausimų atsakymų sesijas vieną kartą per mėnesį, kur susijungiam visos online vakare 7 valandą ir moteris ateina su klausimais, skirtingais klausimais. Vienos apie tikslus, kitos apie pardavimus, kitos apie veiklos išsigryninimą. Ir visos likusios siūlo savo idėjas, dalinasi patirtimi, ką jos jau darė, kad pasiektų tą tikslą. Tiesiog daug gauna įžvalgų iš šono, ko pačios nemato, taip kyla daug idėjų ir įsipareigoja kažką padaryti iki sekančio susitikimo. Toliau, turim kavagerius. Kavageriai vyksta kartą per savaitę, penktadieniais ir moteris ten įrašai yra nedaromi. Moteris prisijungusios kalbasi per metaforas įvairiom skirtingom temom. Kiekvienas kavageris turi temą ir kartais jie būna labai jautrus, moteris ir verkia ir neria labai giliai. Kartais juokiasi visą kavagerį ir tas ašaros būna iš juoko. Tai kiekvieną kartą po kavagerį jos išeina paaugusios ir pamačiusios, kad ne jos vienos susiduria su tam tikrais iššūkiais, problemomis ir panašiai. Indrė, pratęs, prašau. Vyksta visoje Lietuvoje gyvi susitikimai didžiosiuose Lietuvos miestuose, bet ir miesteliuose kaip Kretinga, Kaišiadorys ir panašiai. Tai kiekvieną mėnesį vyksta gyvi susitikimai, klubo narės gali ten juose dalyvauti ir važinėti po skirtingus miestus, juose keičiasi kontaktais, žiūri, ieško problemų sprendimų kartu, vienas kitom padeda, ieško bendradarbiavimo galimybių ir tiesiog bendrauja su kitaip mąstančiom moterim, kas yra labai svarbu, kurios padrąsina, palaiko ir taip toliau. Toliau yra mėnesių temos su ekspertais plus iššūkiai, čia jau nebetilpo į visą lapą visos temos, bet yra pačių įvairiausių ir apie pajamas, ir apie sveikatą, ir apie maistą, apie įvaizdį. Lapkritį buvo apie veido jogą, visokiausių žodžių yra temų ir asmeniniam augimui. Ir mes žinom, kad gera būti bendraminčių bendruomenėje ir moterys Sėkminga aš sako, čia būti tiesiog faina ir jos kaifuoja nuo buvimo.
tenai. Tai kviečiam jūs prisijungti į mūsų bendruomenę. Sėkminga aš. Čia Inga nušoko, ne? Skaidrės turbūt, nes... Tas apibendrinta, ką Ai, viskas čia apibendrinta. Nes gal, pamačiau iš nuotraukos. tai Tai gal, sakyk, tai gausit iš karto prisijungusios virš 50 skirtingų mokymų, plus apie 30 įrašų su mėnesio ekspertais, vieną mastermind klausimų atsakymų sesiją per mėnesį, kavagerius, gyvus susitikimus ir visą tai gausit iškart prisijungusios, plus kiekvieną mėnesį mokymų pasipildo po 2 naujus, 2 naujas temas. Artimiausi numatomi mokymai yra apie viešojo kalbėjimo pradžiamokslis, tada kaip išlaikyti žiūrovą daugiau negu 3 sekundės, berods ar 30 sekundžių, dabar net dvėjoju. ne, pirma sudominti, kad sekundės, o kitas yra ir daug, kad išlaikyti toliau ir po 3. Tai tų mokymų tikrai įvairiausių ir labai naudingų yra. Tai suskaičiavam bendrą vertę, kiek kainuotų taip, jeigu atskirai viską pirktumėt. Tai ta vertė yra virš 2000 eurų. O šiai dienai iš tikrųjų pirmos jūs išgirsit šitą pasiūlymą, dar net ir klubo moteris nežino, tai Orinta, dar tu negirdėjai šito. Kadangi klubas vasario mėnesį švęs 2 metų gimtadienį, tai padarėm išskirtinės kainas. Ir dabar mėnesio narystė vietoj tradiciškai kainuodavo klubas 39 be nuolaidos kodo, tai dabar padarėm taip, kad pirmas mėnesis kainuoja 9 eurai, likusieji mėnesiai po 19 eurų. Tai su nuolaidos kodu webinaras galite tą padaryti, įsigyti tiesiog, tas, man atrodo, 9 eurai tai yra apie nieką ir pabandyti pasižiūrėti tos mokymus, galit tikrai drąsiai gauti per tą mėnesį naudos už 2000 eurų, tai yra wow. Ir taip pat galite įsigyti iš karto 6 mėnesių narystę, kitom nepatinka, kad kas mėnesį nusiema pinigai, tai 6 mėnesių narystė kainuoja 90 eurų, tai gaunas 15 eurų per mėnesį. Tai dar tiesiog papildau, pirmą mėnesį sumoka 9, jeigu liekat ir tęsėt narystę, jos nenutraukėt, sekantis mėnesis bus 19 eurų. Tai nuolaidos kodas webinaras arba webinaras 6, priklausomai nuo kurią narystę rinksitės, mėnesį ar 6. Tai lauksim prisijungiant. O dabar, tai va, aš noriu pasakyti tų komentarų, štai aš norėjau, kad tu kalbėtum, noriu pasakyti Ernestai, kur va, nori išdrįsti, oi, dabar išsijungia manasi komentarai. Ernestai, dėl gėlių parduotuvės, pavyzdžiui, ko reikia, kad jinai išdrįstų ją atsidaryti, tada, oi, atsiprašau, viskas nušoko, Rasa berods rašė, jo, Rasa, turiu darbą, bet netenkina atlyginimas, noriu pradėti savo verslą, bet bijau dėl savo finansinių galimybių, tai gali tiesiog ateiti į klubą ir gauti gausybę žinių tenai, bet yra dar mūsų vieni mokymai, neatsimenu pavadinimo iki galo, bet ar noriu būti bosė ar dirbti bosų, kažkaip panašiai, jų dabar kaina yra 9 eurai, tai mes ten kalbam apie tai, kaip reikia pasiruošti, kad finansiškai saugiai išeiti su laiku iš samdomo darbo, nes niekada nerekomenduojam drastiškai mesti išeiti į darbą ir tada eiti prie mylimos veiklos, todėl kad užtrunka pradėti ir užtrunka uždirbti iš mylimos veiklos tiek, kiek uždirbat samdomam darbe, tai ten visi mokymai yra apie tai, kaip pasiruošti toliau. Ernesta, tai čia visko labai daug baigus ir visko daug prirašė, aktyvi labai moteris. Va, Silvija rašo, kad tikslas numesti svorio, bet nesiseka tos tvarkyti. Tai Silvija, kiek yra tai jūsų tikslas? Ir dar tada, kokius būdus bandėt, gal tiesiog patys būdai jum yra neprimtini. Pavyzdžiui, gerai, iš Kauno priėmiau sprendimą, važiuoju į Vilnių. Aš galiu eiti peškom ir yra stulpeliai, ne palei kelią. Tai stulpelis po stulpelio kažkada šitą Vilnių pateksiu. Galiu važiuoti dviračiu, galiu važiuoti motociklu, Ferrariu, skristi sraigtasparniu. Tai yra transporto priemonės, kaip jūs pasieksite tą tikslą. Tai lygiai tas pats su svorio metimu. Ar aš imsiu drastiškai, čia dabar mesiu tą svorį,
ar aš po truputį, nedrastiškai per vieną dieną visą mitybą pakeičiu, kas yra nu, pakankamai dažnai sunku žmogui padaryti, bet su mažais žingsneliais galima keisti tą mitybą, užsiugdyti įpročius ir nežinau, noriu gal tiek per mėnesį numest, bet aš gal per pusmetį tiek numesiu nei per mėnesį, bet man jie, pavyzdžiui, negrįž, nes bus pasikeitę mano įpročiai. Tai yra transporto priemonė, kokią aš pasirinksiu siekiant savo tikslo. Nežinau, kiek padėjau, bet tikiuosi, kad nors kažkiek. Irgi Erika nori savo verslą atsidaryti grožio saloną ir atrodo labai sunkiai. Tai dar yra visai gera žinia, kai svajonės gąsdina. Tikėtina, kad jos yra didelės ir tikėtina, kad jos yra tikrai jūsų. Taip, tai aš tikiu, kad baugina finansinės galimybės, baimė bankrutuoti ir taip toliau. Tai tada šitoj vietoj ar prisėima tas rizikas? Nes, nu, visko gali nutikti. Tai kas turit klausimų, įsijunkit mikrofoną arba parašykit ir klauskit, labai laukiam jūsų klausimų. Jeigu klausimų nėra, tada norim paklausti, ką naudingiausia išsinešėt. Rita visą laiką buvot su kamera, šaunuolė tikra, tai pakalbinsiu, ką naudingiausia išsinešat iš šių mokymų. Viskas čia man yra naudinga. Ta prasme, sunkiausia yra išsikelti tą tikslą. Ir galvoju, ar tas. Ir nežinau, dar Pabandykit tą Tai svajonių dieną, bet būtinai va. palaiduokit, kad netrukdytų niekas, nelakstytų ten vaikai, nu visiškai tą vonioj pagulėkit prieš tai, kad tos mintis Nes ir atrodo, kiek aš jau 3 metai sąmoningumo tuo keliu ir kundalinį jogą, ir reiki, ir daug visokių, ir tapinimas visokių tų metodikų, taip ir anaip. Ir vis bandai ir vis susisteminti, bet va tos tikslo, ką aš noriu daryti, nu va, sudėtinga dar šiai dienai. Tai va dabar tokių va tipsų, kaip tiksliai ką padaryti, tai va bandysiu. Supratau. Aš dirbu mylimą darbą, aš dirbu virtuviai su vaikam valgyti, darau, Norvegijoje gyvenu 4,5 valandas per dieną, 4 dienas per savaitę, tai yra tobula, bet norisi kažko šalia, kažko su žmonėm, gal irgi tas pats, kažkom dalintis, nu, kažkas tokio. Ačiū labai, Rita, būtinai apsirašykit svajonių dieną. Tai va. Dėkui. Labai ačiū už seminarą. Ačiū Jums, kad dalyvavote. Ačiū, Rita, Jums. Ir kad su kamera išbuvot visą laiką. Dėkui. Aš dabar prisiminiau vieną komentarą, nežinau, gal jau ir atsijungė ta moteris, kur buvo daug veiklų, dabar aš jo neberadau, kur buvo daug veiklų, sako, turbūt nerealu, jas suderinti, išskaidyti visur energiją ir nieko gero nesigaus. Tai šito vietu noriu pasakyti, galima apjungti daug veiklų ir skirtingų veiklų ir jas apjungus gaunasi labai išskirtinis, unikalus verslas. Pavyzdžiui, mūsų viena klientė buvo dirbom psichologija ir jinai dirbo su viena tinklinės rinkodaros kompanija, su šluostėm ir šiaip apskritai jai labai labai patiko tvarka. Tai tvarkos psichologija, neberocinga sukūrė prekinį ženklą, atrodo psichologija, šluostės, tvarka, nu kaip čia vat, apjungti ir gavus tvarkos psichologiją ir mokymai moteriams, kaip tvarkytis, kad būtų visaip kaip. Tai viso to galima sugalvoti. Toliau viena anglų kalbos mokytoja be proto mėgsta sodą ir panašiai. Jinai pradėjo
vesti išskirtinai anglų kalbos mokymus sodininkam, ko Lietuvoje, man atrodo, net nebuvo buvę, ne, iki šiol. Tai vat tokia visiškai surado savo nišą, terpę be visų kitų mokymų ir dar ten būna sodai su visokiom, nežinau, ar žinot, tom fėjom ir panašiai. Tai ir tas pamokėlės vaikam ir irgi anglų kalba. Tai savo hobių galima visą krūvą apjungti ir tada gausis visiškai unikali veikla, visiškai išskirtinė ir lengvai tada išsiskirsit iš konkurentų, nereiks galvoti savo išskirtinumų. Galima apjungti daug įvairių skirtingų veiklų ir iš to uždirbti, kas irgi labai svarbu. Orinta, ką tu naudingiausia išgirdai? Sveiki, girdit mane? Keista kalbėti. Čia tikriausiai pirmus prisijungiu jūsų zoomus. Tai va, ką aš naudingo išgirdau, iš tikrųjų esu jau panašiai taip girdėjus kituose mokymuose. Šiaip tai savo kaip ir tokį didžiausią tikslą esu pasiekusi, kūrus savo grožio studiją jau metai ir žodžiu dabar galvoju, kaip tiesiog ją taip geriau užauginti. Ir dar, kas man patinka paskutiniu metu, tai kaip sakau, Instagram'e aš tokia biškiai aktyvesnė, visokie ten reelsai, tie filmukai. Tai iš tikrųjų galvoju apie tokią naują veiklą, tiesiog grožio specialistėm, nu žodžiu, kažkaip padėti va su tuo, kaip sakau, populiarinti, tiesiog, kad jos išlystų. Nes labai dažnai visokiose mokymuose dalyvauju, kas su grožio sritim, nu visokios, kaip sakau, seminarai. Ir tikrai atrodo, aš vienintelė keliu kažką ir filmuoju. Ir nei viena nieko beveik nemoka. Tai va, tas toks tokia nauja. Ir dabar irgi pasakėt, kaip ten sujungti juos, kad sakau, nes kartais jaučiu tokį biškį išsitaškimą. Tai va. Super, Orinta, puikiai idėja. Ateik Tai va. pasadienį ir klausimų atsakymų sesijas ir padėlios ką daryti. Gerai. Tai kad vat, man vis labai sunku prisijungti. Į tuos labai ilgom, iš tikrųjų, valandom dirbu, ten iki 8-9 ir man tą 7 būna nuo 6 iki 8 klientų ir taip sunku ir taip noriu, atrodo, taip. Nu, vis tiek gal pavyks. Orinta dar Tikiuosi. Per mėnesį vyksta. Tai tiesiog pasiderinti, žinai, tą vieną pirmadienį. Tai va. Ir Dar dabar turiu 3 pirmadienius. Atsiprašau, pas mane gal ryšys stringa ir man atrodo, nieks nešneka, aš tą pradedu šnekėti. 3 pirmadienius dabar turėsim išskirtinę lektorę Sandriją, kur buvo irgi kaip sudominti, vat būtent su tais video, kaip įtaigiai kalbėti, kad klausytų, tai vat jeigu su jūsais dirbsi, tai tobuli mokymai bus 3. Jeigu negalėsi prisijungti, įrašai vis tiek liks. Tai va, turiu tą problemą, va, nesusidėlioju biškį irgi, kaip sakau, su va ta disciplina man reikia kažkaip griežčiau pasidaryti. Orinta, ar girdėjai apie 2 lygį? Man norėjau sakyti, ateikį pristatymą. Kažką girdėjau. Paskaityk, ten jau bus. Tai gali parašyti mums žinutę. Gerai. Atsiųsim nuorodą, prisiregistruoti, nes panašu, kad reikia 2 lygio, kad visą tą verslo plėtrą sudėliot, kad darbuotojai irgi dirbtų ir tada atsiras laiko. Tai va taip. Lauksim žinutę. Tai va. Gerai, parašysiu. Ačiū. Rasa, matau, parašė. Ačiū Jums ir labai padrąsinimus. Manau, man reikia tik spyrio į šikną. Tai Rasa, laukiam klube. Man atrodo, nesat. Va, gausi ten to, ko reikia. Daug Inga yra gražių atsiliepimų. Man viskas patiko, labai gera energija, pozityvi, visokeriopos jums sėkmės jūsų veiklose, harmonijos ir svajonių išsipildymo lengviausių, šviesiausių kelių. Ačiū labai, Ernesta. Daug čia yra žinučių gražių. Daug žinučių palyginus to, kiek moterų buvo prisijungusi šiandien. Ir apie veiklas Ernesta rašo, kad ir man taip atrodo, kad galima apjungti įvairias veiklas, tai ačiū už pasidalinimą. Ačiū visom labai už gražius komentarus, ačiū, kad buvot, kad klausėt, tikimės, kad kuo daugiau pasieksit savo svajonių. Tai keliam visas šiknas, einam ir siekiam savo tikslų. Ačiū visom, kad dalyvavot. Sėkmės didžiausias ir tikiuosi susimatysim klube. Iki, merginos. Ačiū, iki. Ačiū.